Pirkdami baldus, jūs iš tikrųjų perkate pasitikėjimą. Tarp užsakymo ir galutinio rezultato dažnai laukia 2-3 mėnesių kelionė. Ir per tą laiką svarbu ne tik galutinis rezultatas, bet ir visas procesas. Ar gausite atsakymus, kai jų reikės? Ar viskas bus laiku, kaip sutarta? Ar kažkas ims atsakomybės, jei kils problemų? Mes turime sistemą. Pas mus užsakymas tai ne tik pažadas, tai kiekvienos dienos atsakomybė, kad tas pasitikėjimas, kurį mums parodėte pirkdami pas mus, jūsų nenuviltų. Jei jums tai svarbu, toliau papasakosiu, kaip mes tai darome. Per laiką supratau vieną. Žmonės nemoka už baldus, jie moka už tai, kad galėtų jais nesirūpinti. Visi žino, kaip atrodo graži virtuvė, bet mažai kas žino, kiek netikėtumų ir rizikų gali slėptis tarp užsakymo ir sumontuota. Aš nenoriu, kad klientas galvotų, ar jie man paskambis, ar bus padaryta, ar viskas įvyks laiku. Todėl mano požiūris čia labai paprastas. Atsakymai turi būti pateikti dar prieš klausimams kylant. Viskas, ką įmanoma suplanuoti, suplanuota. Jei kyla problema, aš ją sprendžiu, nesvarbu kienoji. Didžioji darbo dalis vyksta už užsklandas. Klientas to nemato. Ir taip turi būti. Nes kai viskas padaryta gerai, atrodo, kad viskas vyksta savaime. Bet kai kažkas nesuveikia, supranti, kiek daug nebuvo padaryta. Nesvarbu, kaip mus radote. Ar kažkas rekomendavo, ar susiradote patys, ar pamatėte reklamą. Viskas prasideda nuo vieno iš 2 žingsnių. Ir jie abu veda į tą patį. Aišku ir tikslu, be streso įvykdytą baldų projektą. Pirmas kelias. Pateikėte turimą informaciją ir pagal tai mes jums parengėme preliminarų komercinį pasiūlymą. Jei pasiūlymas priimtinas, tarėmės dėl susitikimo, kurio metu detaliai aptarėme projektą, po susitikimo pateikėm 100% tikslų pasiūlymą. Jį dažnu atveju gausite sekančią dieną po susitikimo. Antras kelias. Iš karto einame prie susitikimo. Po jo gaunate tą patį tikslų komercinį pasiūlymą. Susitikimus planuojame darbo valandomis, po darbo, vakarais, savaitgaliais, kada tik jums patogu. Prisitaikome. Jeigu pasiūlymas priimtinas, sekantis žingsnis – sutarties pasirašymas. Kai kam atrodo keista, kaip galima pasirašyti sutartį dar nesuderinus projekto galutinai. Bet leiskite paaiškinti. Mūsų pasiūlymai aiškus. Medžiagos ir mechanizmai pateikiami su aktyviomis nuorodomis. Išdėstymą aptarėme susitikimo metu. Išoriniai baldo matmenys nesikeičia, tai ir kainai nėra kur keistis. Ar mes įdėsime 1 ar 2 lentynėlėm daugiau ar mažiau, praktiškai tai nekeis savikainos. Vienintelė vieta, kur gali keistis kaina, tai pasikeitęs mechanizmų skaičius arba papildomi priedai kaip rankenėlės. Bet visą tai mes vertiname pagal kainas nurodytas tiekėjų svetainėje. Tai kainodara kaip ir apibrėžta. Jei vis dėlto nusprendžiate, kad norite pirmą derinti projektą, visą tą padaryti tikrai galime. Tokiu atveju prisidės už dizainerės darbą. Pradžiai parengsime išdėstymo planą. Jį pasitvirtinus padarysime realaus vaizdo vizualizacijas. Nesvarbu, kurį pradžios kelią pasirinksite. Terminas skaičiuojamas nuo sutarties pasirašymo, arba tiksliau nuo avanso sumokėjimo dienos. Todėl, pasirinkus mūsų įprastą kelią, projekto suderinimas vyksta skaičiuojantis terminui. Mokėjimus išskirstome į 3 dalis. Pirma dalis sumokama avansu, pasirašant sutartį. Antra dalis sumokama pilnai suderinus gamybinius brėžinius prieš medžiagų užsakymą. Trečia dalis sumokama po baldų sumontavimo. Su sutartimi gaunate ir šios priedus. Baldų specifikacija su aktyviomis nuorodomis į visas plokščias ir mechanizmus, išankstinę sąskaitą bei papildomos informacijos lapą su reikalinga informacija prieš pasirašant sutartį. Sutartis dažniausiai pasirašoma nuotoliniu būdu. Mobiliu elektroniniu parašu, su Smart ID per Dokabit arba tiesiog nuskenuojant ar nufotografuojant pasirašytą dokumentą. Gavus sutartį ir avansą, jūs gaunate laišką su tolimesne projekto eiga bei informacija, kuri reikalinga iš jūsų. Dažniausiai tai būna buitinės technikos sąrašas, rankenėlės ar kita trūkstama informacija. Kai turim viską, derinami gamybiniai brėžiniai. Jūs patvirtinimui gaunate tiek 2D, tiek 3D vaizdus. Jeigu reikia, padarom ir trumpą video, kad tikrai neliktų vietos nesusikalbėjimui. Patvirtinus projektą, antrą įmoką, užsakomas medžiagas. Pristatymo ir montavimo laikai derinami telefonu. Taip greičiau ir patogiau. Po montavimo pats asmeniškai apžiūriu kiekvieną projektą ir tik įsitikinęs, kad viskas atlikta taip, kaip turi būti, atiduodu jūsų vertinimui. Po to gaunate paskutinį informacinį laišką su informacija aktualia po baldų sumontavimo. Jeigu viskas, ką čia girdėjote, jums atrodo logiška, vadinasi mes mąstam panašiai. Dalis mūsų klientų – pedantiški žmonės. Jiems svarbios detalės ir tikslumas. Jiems reikia aiškumo, atsakomybės ir sklandaus proceso. Būtent čia ir yra mūsų konkurencinis pranašumas. Jei jūs vienas iš jų, kviečiu susisiekti. Nes tai ne apie baldus, tai apie ramybę. Kad viskas bus padaryta taip, kaip turi būti. Na, o jeigu svarbiausia tik kaina, turbūt nesutapsim ir tai visiškai normalu.